Aš esu Janis Winters. Enduro užsiemu nuo 98 metų. Esu daugkartinis Latvijos, Baltijos, Estijos čempionas. Esu dalyvavęs Europos ir pasaulio varžybose, taip pat ir ralyje, Paryžiaus Dakaro ralį įskaitant. Tāpatās rallijā, ieskaitot slaveno Parīzes Dakāras ralliju. Esmu Einars Winters. Aš esu Einars Winters. Abu esame broliai. Motosportu pradėjau užsiimti 30 metų, kad mesčiau rūkymą. 30 gadu vecumā. Nu jau... Dabar jau 12 metų. Nu jau gadus 12. Enduro, arba kaip dauguma sako, enduro sportu galėtų prilyginti tokiai kovai su savimi, su gamtos sąlygomis, daugiau ar mažiau su natūraliu reljefu, su natūraliomis kliūtimis. Enduro trasa yra sudaryta gamtinėje raižytoje, daugiau ar mažiau raižytoje vietoje. Po laukinius kelius, miškus, pievas, takus, griovius, pelkes. Trasa yra pažymėta su pavieniais ženklais, kad nustatytų laiką. Ir važiuojant reikia stengtis jas visas pastebėti ir neprabėgti joms pro šalį. Kitaip galima išklysti. Bendros trasos ilgis pirmoje dienoje susidaro priklausomai nuo to, kurioje vietoje trasa sudaryta. Prastai tai svyruoja apie 200 km ir antroje dienoje trasa yra apie 1/3 dalį mažesnė. Trasoje yra išdėstyti greičių etapai, kur laikas yra užfiksuotas su chronometru. Ir tai daugiausia yra tai, kas nustato varžybų rezultatus. Enduro trasoje galima susidurti su įvairiausiamis kliūtimis. Įprastai tai yra akmenys, šaknis, kelmai, purvai, vanduo, grioviai, rąstai, padangos. Viskas, ką tik galima išsivaizduoti ir ką žmogaus rankos gali padaryti, sukuriant dirbtinės kliūtis, kad žiūrovams būtų įdomiau. Įprastai enduro važiavimo metu yra gamtinis kliūtis, bet kad būtų įdomiau žiūrovams ir įdomiau važiuotojams, testo trasose organizatoriai sudaro dirbtinas kliūtis. Pagal tai, kiek sėkmingai arba kiek gerai šias kliūtis esi išmokęs įveikti, yra irgi priklausomas tavo enduro rezultatas. Enduro yra daugiau ar mažiau, vis dėlto daugiau gamtinių kliūčių, kas reiškia, kad tai labai dažnai būna šlapia. Labai svarbu yra, kad jūs tą kliūtį bandote įveikti tiesiai. Tai yra statmenai prieš jį. Tai kodėl, kad jeigu būna bent nedidelis nuolydumėlis ir jūs nesate pakėlę priekinį ratą, seka momentalus kritimas. Tai labai svarbu ant įvairių šaknų, įvairių rąstų, padangų, viskas, kas yra slidu. Važiavimas per pelkes yra labai panašus su važiavimo per smėlį. Skirtumas yra toks, kad reikia dar daugiau išsitiesti atgal. Nes aišku, kad sukibimas su galiniu ratu mums dingsta ir jį reikia kuo daugiau apkrauti. Atsikeliame ant kojų, maksimaliai išsitiesėme ir vėl duodame akceleratorių. Truputį pridursiu, man yra buvęs toks atsitikimas, kad motociklas pelkėje tiesiog gęsta ir skęsta. Tokiu atveju, ypatingai pelkėje, užtenka nedaug su kojomis pabėgti kartu ir motociklas vėl važiuoja. Važiuojame per mišką, priekyje griovys. Griovys, pavyzdžiui, iki pusės pilnas vandens. Ką darome? Duodame akceleratorių ir važiuojame į vidų? Ne, tada yra šakės. Padedame motociklą, paimame kokią lazdą 2 metrų arba metro ilgio ir pabandome pamatuoti, kiek jis gilus. Jeigu jis yra maždaug bato aukštyje, galima dar rizikuoti jį pervažiuoti. Jeigu į batus ėmėsi vanduo, geriau nerizikuoti. Negalima pervažiuoti, ieškome kitos vietos. Einame su lazdele ir surandame kitą vietą. Važiavimas per kalnus. Kalnai, aišku, būna labai skirtingi. Pervažiuojant nedidelius kalnus, prieš juos galima paprastai nedaug atsikelti ant kojų, bandyti daugiau ar mažiau su rankomis laikytis prie vairo. Nebandyti labai daug išsitiesti, nes tada paprastai gali pasikelti motociklo priekis.
Bet važiuojant į viršų, bandykite daugiau priartėti prie vairo. Važiuotojai labai dažnai nesikelia ant kojų, o sėdasi. Galima taip pasėdėti, tik sėdėjimo padėtyje yra sunkiau pradėti važiavimą į kalną. Pradėti važiuoti į kalną geriau yra stovint ant kojų. Paskui galite atsisėsti, prisislinkti prie vairo, akceleratorių ir į priekį. Pēc tam varat piesēst un pieliecaties pie stūres, gāzi un uz priekšu. Nuo kalno, jeigu jums reikia važiuoti nuo stataus kalno, tada reikia atsikelti ant kojų, motociklą reikia maksimaliai nuo savęs atstumti, jums reikia išsitiesti atgal. Stabdyti patartina tiek su atbuliniu stabdžiu ir bandote važiuoti žemyn. Kodėl tik su atbuliniu? Jeigu jūs paliesite priekinį, tada jūs galite slysti ir jūs nukrisite, arba labai stataus kalno jūs nukrisite antrai. Braucam pa mežu, pa trasi vai pa pļauju, priekšā liela peļķa, Važiuojame per miško trasą arba po pievą. Priekyje didelė purvina bala, ką darome? Duodame akceleratorių ir tiesiai, taip galima daryti, bet yra labai didelė rizika, kad viduryje balos jūs nukrisite. Duodame akceleratorių ir prie pačios balos stabdome. Vėl netinka. Kada jūs priekyje matote balą, tada pats taisyklingiausias yra pristabdyti prieš balą. Prieš jūs įvažiuojate į balą, nedaug pristabdote ir tada tolygiai duodate akceleratorių. Jokių būdų neatleiskite akceleratoriaus ir nebandykite stabdyti, pavyzdžiui, su priekiniais stabdžiais. Tada įprastai tai pasibaigia plaukimu.